Kai žmogus tyčiojas iš kito, tai taip įsivaizduojam tą situaciją, realiai jie nieko nesukuria aplinkui, jie tik tai sušaršalina visą orą, iš to nieko neišeina, visi būna kažkokie tai nustumti, pažeminti, tas, kuris tyčiojasi irgi niką nepatobulėja ir panašiai, bet tai yra didelis energijos srautas, kurį, man atrodo, galima labai puikiai nukelti kokias sporto varžybas, pavyzdžiui. Reikia skatinti žmogų reikšti savo nuomonę. Tai reiškia, kad mes privalom kaip tėvai atsižvelgti tai, ką žmogus sako. Nesvarbu, kad tai mums atrodo, Dieve, mano juokinga, ką tu čia šneki. Skaityti su tuo žmogum nuo pat vaikystės, galbūt tada jisai turės drąsos pasakyti, tu nesąmonę apie mane sakai, aš nesu mano pavardė. Pagrindinis dalykas yra pagarba. Ir jeigu tą vieną žodį tėvai savo mažiem vaikams sakys, patys draugai vienas apie kitą tai pagalvos. Paprastas, elementarus dalykas – pagarba. Jeigu aš gerbiu jūs, ką jūs čia darot, tai aš netrukdau jūsų darbo. Jeigu aš gerbiu pats save, aš neleidžiu savo apsileisti ir būti, smurgeliu. Jeigu aš gerbiu savo klasiokus, aš iš jų niekada nesityčiuosiu. Kam to daryti? Ir pats žmogus ateidamas į pasaulį to nesupras. Jisai tikrai to nežinos. Jeigu žmogus nebesišneka su savo tėvais, tėvai turėtų surasti žmogų iš šalies, kuris būtų autoritetas tam vaikui, kad jis galėtų su juo pasišnekėti, nes su tėvais tiesiog tu kartais jauti tą barjerą ir tu negali pasakyti. Kitam žmogui tu labai mielai tą išsipasakos. Tai aš manau, kad svarbu yra labai žinoti, kuo gyvena tavo vaikas ir kiek galima ilgiau kalbėtis. Jeigu tu įsitvirtinsi tuo, kad tu kalsi kažkam į dūdą, tai ta prasme dar nereiškia, kad tu iš tikrųjų patirsi gerą jausmą paskui. Tu nieko nepatirsi, tu realiai išsibandyti, tau pavyko ir panašiai, ten žmogus kankinasi. O jeigu tu užsistosi tą, kurį ten kažkas ką tik primušė, jausmas viduje bus tikrai labai geras ir kitoks. Yra labai svarbu suprasti, kad tu esi unikalus, tu esi pats vienintelis toks, kitaip tavęs čia tikrai nebūtų. Yra kažkoks planas. Mums reikia tikrai surasti savo tą vietą, kur jūs jaučiatės geriausiai, kur jūs pamirštat, kad laikas egzistuoja.